Jau nebe pirmus metus Kaune miesto vadovai varguolius vaišina kalėdinę košę. Šiemet ji dalinta 2 dienas ir net 14 vietų. Daugiausia žmonių atėjo pirmąją košės dalinimo dieną antradienį, šiandien jų buvo gerokai mažiau. Todėl užsukusieji galėjo suvalgyti net po kelias porcijas. Ragauti košės neatsisakė ir valdžios atstovai. Tempas didelis, užimtumas didelis, renginių aplankyti reikia labai daug, tai aišku, ir energijos, ir stiprybės reikia. Galiu pasakyti, suvalgius tokį bliūdelį košės tikrai užteks iki vakaro energijos. Žmonės tai visi kviečiami ir tai yra ne pirmi metai vykdoma ir norėtųsi, aišku, kažkaip šiemet gal mažiau sulaukiam žmonių dėmesio, pernai buvo didesnės eilės ir daugiau, aišku, pernai ir nakvynės namuose lankėme, šį kartą dėmesys samariečiams. Košę valgiusieji samariečių būstinėje sakė dažnai čia užsukantys, ne tik maisto produktų pasiimti ar kaip šį kartą šiltos košės pavalgyti. Čia ieško ir buityje reikalingų daiktų bei drabužių. Dažnai, labai dažnai. Košė skani, viską. Tai dar mamai nunešu, pavalgom. O kitų metų užeinate čia maisto? Taip, duonos visą laiką duoda ir sriubos duoda, jeigu lieka. Tai va pavalgom. Ir dar mamai nešate? Taip, kitą kartą sriubelių kokių ten būnu randu. Tas sriubelius paimu, paprašau, sako, pažiūrėk, kas tau tinka. Pasak samariečių bendrijos atstovų, pagalbos čia visada tikisi sulaukti daug žmonių. Todėl net sunku pasakyti, ar dabar socialiai remtinų asmenų padaugėjo ar ne. Yra tokių šeimų, kur pakliuvo į bėdą. Tuo metu neturi ką valgyti, neturi ko pamaitinti žmonės. Tai būna tokie galbūt trumpalaikiai, kurie ateina, gauna paramą ir jie paskui nebeteina, bet yra tie, kurie ištisai eina. Jų gyvenimo būdas tampa eiti pas tokias organizacijas kaip mūsų samariečių ir prašyti pagalbos. Visą laiką pas mus buvo daug tų žmonių ir tiesiog labai sunku man pasakyti, ar daugėjo, ar nedaugėjo. Jų daug visą laiką yra. Labai daug tų žmonių numiršta, pavyzdžiui. Yra tokių, kurie mėgsta padaryti, pilstuką geria ir jų nėra. Mes matėme juos prieš keletą metų, dabar jų nebematom, bet atsiranda jų vietoj kiti. Pasak organizatorių, šiemet kalėdinės košės akcijos metu Kaune ragavo daugiau kaip 5 000 gyventojų.